kuri formavosi pirmam tūkstantmetyje po Kristaus ir buvo naudojama iki 2 tūkstantmečio pradžios. Piliakalnis įrengtas strategiškai patogioje vietoje, leidusioje stebėti apylinkės teritorijas ir kontroliuoti svarbius susisiekimo kelius. Piliakalnis buvo įrengtas ant natūralios kalvos, kurios statų šlaitai sudarė papildomą apsaugą. Tokiose vietose senovės baltai statydavo medinės pilaitės ir gynybinius įtvirtinimus. Kilus pavojai vietos gyventojai galėdavo pasitraukti už pylimų ir ten ginti savo gyvenvietę, nors šiandien piliakalnio įtvirtinimai nėra tokie ryškus kaip kai kurių didžiųjų Lietuvos piliakalnių, jo vieta išliko svarbi archeologiniu ir istoriniu požiūriu. Ukmergės kraštas garsėja tankiu piliakalnių tinklu, o Laukinės piliakalnis yra vienas iš šio regiono gynybinės sistemos elementų. Archeologų teigimu tokie piliakalniai dažniausiai buvo ne tik gynybos, bet ir bendruomenės centrai, aplink kuriuos kūrėsi gyvenvietės, vyko prekyba ir amatai. Nors apie Lokės piliakalnį išlikę mažiau duomenų nei apie garsesnius šalies piliakalnius, jis primena laikus prieš daugiau nei 1000 metų, kai aukštose kalvose budėjo sargybiniai, o piliakalniai buvo svarbiausi krašto gynybos centrai. Šiandien tai rami vieta, leidžianti pažinti seniausią Lietuvos istorijos sluoksnį ir pajusti baltų genčių laiko dvasią. Ženklo LKSR laikų įvažiavimo nėra, bet yra toks lengvas keliukas. Su kuriuo jūsų nevažiuokit, nepačiuosit, bet truputį aukštesnė, dėl važiuos tikrai baisu.
čia mes prie Laukinės piliakalnio atėjom. Vėjas kyla, audra artėja. Bevažiuojant į šitą piliakalnį žaibą tokį gerą matėm. Tikiuosi neužklops. Gaila, kad čia lietutis pradėjo pilti. Nepakilsiu su dronu. Na, aišku. Kaip visuomet lentelė pas kažką garaže. Koordinatės. Einam škelį. Čia kažkas vietiniai pasidarė suoleliai. Žinau, kad žmonės kažką veikia visuomenišku. Na, čia turbūt urvas gali būti. Na, urvas. Neaišku kieno, bet dažniausiai tokie smėlėti piliakalniai labai mėgstami gyvūnų. Tai va. Jo. Matyt, tarybiniais laikais jis čia labai nukentėjo. Smėliuką iš jo vežė. Bet nespręskim iš kažkokių nuomonių. Yra kaip yra. Tai toks sveikas Laukinės piliakalnė.